Klausimas į klausimą, kas yra sėkmė? Tavo receptas yra drąsa, smalsumas ir toks, mandagus, švelnus buvimas su ta nepatogia situacija. Man rūpi, kad tam žmogui, su kuriuo aš esu kontakte, auditorijoje ar ten kabinete, kad pavyktų ir kad pasisektų. Kaip tu išmokai tos drąsos? Tai aš atiduosiu, atsakymą tokį, kokį aš atiduodu žmonėms auditorijoje ir galiu, apie rimtus dalykus kalbėti su šypsena veide. Tu neprisimi per daug atsakomybės? O ryti, kad tai būtų paprasta. Koks yra didžiausias tavo laimėjimas? Kaip puoselėti svajonę? Ačiū, kad įsijungėt. Deividas Rafanavičius, konsultantas, TMD Partners, vadovaujantysis partneris, mūsų svečias. Sveikas, Deividai. Labadiena, sveikas ryti. Aš įsivaizduoju, kad mūsų tema galėtų būti, kaip mokosi mokytojas. Reflektuojant tavo pakankamai ilgą darbą šiam vaidmenį, 21 metai ir kažkas tokio. Ir mano pirmas klausimas, ir tu man sugrąžinai, kodėl toks ir ką atsakyt, man atrodo, kad tau sekasi. Kodėl tau sekasi? Taip ilgai, nes galėjai dar kažką veikti, bet tu 21 metus darai tai. Taip, ir čia matyt, kad yra ta dalis, kur, kadangi aš po vienos iš laidų postų esu rašęs, kad mane visą gyvenimą lydi tam tikri tokie etapai, kurie yra lydimi tam tikrų žmonių, kurie sąmoningai arba nesąmoningai padaro poveikį, įtaką ir mokina mane. Ir šiame laikotarpyje tu esi vienas iš jų. Su ta dalim, kad provokuoji sustoti, susimastyti ir dalykus žiūrėti giliau, negu kad aš galbūt būčiau taip savo eigą linkę žiūrėti. Tai, klausimas į klausimą. Kas yra sėkmė? Žmonių versle gali būti sunku. Tu ateini į organizacijas, kurios būna nelaimingos, kurios, ką tik tu irgi prieš laidą liudijai apie vieną organizaciją, kur gali tikrai tvyroti pasimetimas, nežinia. Ir, tu ateini, kažkaip sukuria erdvę, žmonėms patinka, bet tu išeini ir tas skausmas lieka. Ir visi prisimins, kad čia buvo Deividas Rafanavičius ir galbūt nieko. Bet jeigu iš lūpų į lūpas tavo kelionė kažkaip kitiems apibūdinama ir tu tęsi tai, vadinasi, tu darai kažką gero. Ką tu gero darai su žmonėm? Čia turbūt, kad ką aš darau gero su žmonėm, tai žmonės pasakytų, arba ten tada kažkaip atlieptų. Aš gal tik tai, galiu bet ir tu turi suprasti, aš galiu tik tai savo turėti tam tikrus tokius, gal dekoduotus savo dalykus, arba savo tam tikrą tokį matymą. Ir tas mano matymas, jisai tegu būna lydimas gal tokio sąrašo, kurį aš jeigu lektoriškai dabar turėčiau flipchartą, tai tada, rašyčiau tos buletus, ant flipchartą. Tai vienas dalykas, gal nuo ko viskas prasideda. Ir toksai atsakydamas į tą klausimą, nuo ko viskas prasideda, tai pasinaudosiu šią savaitę sutikto vienos iš organizacijos vadovo, tokiu, kur jisai kalba, pasakoja apie savo organizacijos kasdienybę ir kalbant jam apie žmonės, nuskamba toks žodžių junginys talentingas šunsnukis. Tai aš galvoju, kad talentingas šunsnukis, matyt, kad yra apie mane, arba tam tikras procentas, to didelis procentas yra apie mane, dėl to, kad vienas dalykas, kas slepiasi po to žodžiu šunsnukis, tai kad leidžia savo daugiau arba drąsiau negu didžioji dalis žmonių leistų. Tai aš galvoju, mano vienas iš sėkmės elementų, kad ten, kur kitas nebūtinai drįstų arba sutiktų, aš drįstu ir sutinku. Tai tas turbūt, kad išprovokuoja mane žengti toliau, negu kad gal įprastai mano veiklos rytyje žmogus žengtų arba naitų. Išdrįstų daugiau negu įprastai gal išdrįstų, vienas dalykas. Antras dalykas, kad tegul bus ta dalis talentingas. Tai čia tegul yra ta tokia dalis, kad kažkaip man sekasi būti su žmonėm, būti šalia žmonių, man sekasi būti tose žmonėse, jaučiant, atpažįstant, suprantant, ką galvoja arba ką gali matyti. Ir man, man rūpi žmonės. Turbūt, kad kartais yra žmonės, kuriems rūpi automobiliai, kartais yra žmonės, kuriems rūpi, kad duona
išsikeptų, o man rūpi, kad tam žmogui, su kuriuo aš esu kontakte auditorijoje ar ten kabinete, kad pavyktų ir kad pasisektų. Ir va čia matyt, kad yra ta dalis, kur tas talentingumas, jisai dar yra lydimas irgi turbūt tokio kasdieninio darbo, nu toks aš kažkaip tikrai galvoju, kad talentas talentų, bet yra ir tam tikros pastangos, kurios yra, kas reiškia, kad sugrįžtant prie visiškai tavo pirmojo klausimo, kaip mokosi mokytas, tai aš atiduosiu, atsakymą tokį, kokį aš atiduodu žmonėms auditoriją, nes aš jį turiu savo susidėliojęs ir jau eilę kartų pasikartojęs, kas reiškia, kad kai mane žmonės klausia, o kur tu, Deivi, mokaisi, tai aš žinau, aš mokausi dirbdamas. Aš mokausi dirbdamas, bandydamas, išdrįsdamas, suklysdamas, pasimokindamas, sekantį kartą bandydamas kitaip, kas reiškia, kad bet koks tas grįžtamasis ryšys, kokį aš gaunu tiesiogiai ar netiesiogiai, man yra tokia priežastis mikroakimirkai, kas galėjo būti padaryta geriau ir ką aš padarysiu geriau kitą kartą. Jo, ir tai yra ok. Dauguma darbuotojų organizacijose 70% laiko mokosi tiesiog darbo vietoje. Ir tai yra puiku. Va tas tavo konkurencinis pranašumas, drąsa. Pavyzdžiui, mane pakvietė vykti į mokymus Ukrainoje, kadangi aš stebiu, kaip tie dronai naikina žmonės, kažkaip pabūgau, bet pajutau, kad tu taip drąsiai apsikabini galimybę. Ir mano klausimas, kaip tu išmokai tos drąsos? Žinai, toks keistas reikalas. Aš turbūt, kad neturėjau kito pasirinkimo, supranti? Ne. Jo, aš neturėjau kito pasirinkimo dėl to, kad turint galvoje, žinai, kad dabartiniu metu mūsų suaugusių žmonių pasaulyje vis tiek yra dalykai, kurie atbanguoja tenais iš vaikystės, iš ten jaunystės, iš dar kažkur tai. Tai labai paprastai, aš augau Kauno mieste, miegamųjų kvartale, būdamas turbūt ūgių vienas iš žemesnių, būdamas savo kūno sudėjimų vienas iš laibesnių ir lieknesnių, ir tada, žinai, o kaip, tai tu turi būti tiesiog drąsesnis, nes ant drąsos gali kažką padaryti. Tada mano paauglystė, aš pabaigęs 9 klases Kaune į 10 persikėliau į kaimo tarp Kauno ir Prienų. Ir tada, žinai, gali įsivaizduoti, yra 16-metis iš Kauno atvažiavęs gyventi į kaimą. Tai kaimo vaikinų, žinai, vienas iš tikslų šokiuose pasitikrinti, žinai, kad dabar aš miesto atvažiavo, nes tokių, žinai, šeštadieniais į kultūrnamio šokius nemažai atvažiuodavo. Ir tada tas reiškia, kad vienintelis būdas, kaip nevaikščioti šešėliuose arba nesislėpti, yra, bandyti, kitaip, drąsiau, kūrybiškiau, asmeniškiau, įvairiau, toks kažkaip ieškant to būdą. Ir tada toksai, man kažkaip atrodo, kad darimas dalykų, kurių šiaip įprastai gal nebūtų priimtina daryti, man leido, taip, tam tikrose akimirkose sėkmingai išgyventi, tam tikrose akimirkose pasinaudoti galimybėm ir kažkoks toks, žinai, aš žinau, kad aš net nesijaučiu, kad sąmoningai tą daryčiau. Man tiesiog taip darosi, nes tas yra kažkur jau iš toli, iš giliai. Įdomu, kad ko gero žmonės, kurie elgiasi drąsiai, įkvepia save, nes tu pamatai save drąsiai besielgianti ir išmoksi tos drąsos, kitą kartą elgiasi dar drąsiau. Kaip tavo atveju tas mechanizmas veikia? Nes daug žmonių, sutinku, turinčių puikių talentų, bet jie stokoja drąsos ir klausia, kaip jos išmokti? Ir čia turbūt, kad būtų lengva, žinai, jeigu tai būtų lengvas klausimas, bet tame tu esi garsus, kad klausimai nelengvi, bet nes jeigu klausimas, žinai, taip kaip man, tai man įdomu, o tai jeigu taip turėtų mūsų pokalbio, o tai Bet blemba, tu gali susimauti su ta vadovo auditorija, tu su savo pratimu gali būti pasmerktas ir tiesiog, nežinau, patirti užsipuolimą, viešą pažeminimą. Ir man juodai įdomu, kaip mane viešai žemins, kaip mane bandys dirbti. Pone Rafanavičiau, kokį jūs čia pratimą pasiūlėt? Jis netinka, jis neveikia mums, negi jūs nematote. Taip. Ir aš tada, žinai, man tada pasidaro įdomu ieškoti, kaip į tą sureaguoti.
Nes pirmoji mintis, aš esu konkurencingas žmogus, kad toks, man patinka toks kažkoks yra varžytis, toks aš priimu tą varžymosi dalį. Ir kai man dalyvis, galbūt, potencialiai sakytų, kokį jūs čia pratimą atnešėt, jisai man netinka. Mano pirma reakcija, geras, kaip įdomu, 1000 prieš tai tiko, jūs esat pirmasis, kuriam nesigauna. Nuleiskit jūs pažinti giliau, kas čia su jumis taip yra, kad daliai gavosi, o jums ne. Gal reikia, kad pagalbą kažkokią duočiau ar dar kažkaip. Toksai, tai vat tas, kas kažkaip tai ar puola, ar ten dar kažką daro, man kelia įdomumą ir smalsumą, kaip dabar tada atrasti, kaip sustoti, kaip susistabdyti, kaip pamatyti. Tas manęs negriauna. Bandau suprast, kad tas tavo receptas yra drąsa, smalsumas ir toks, mandagus, švelnus buvimas su ta nepatogia situacija. Jo, aš turbūt kažkokį tokį, turiu irgi nesąmoningą, nežinau, toks reikėtų čia turbūt psichoterapijų, kad atrast, bet aš į sudėtingą momentą, ypatingai jeigu tiesioginėme etery kontakte, man toks bairis tame, aš tą priimu kaip juoką ir galiu, apie rimtus dalykus kalbėti su šypsena veide. Gerai, duok to didžiausio, nesėkmingiausio, tragiškiausio atvejo pavyzdį, kad iliustruotum. Kas tai būna? Pavyzdžiui, kokia buvo gal nesėkmės istorija, kuri iliustruoja tavo veikimo modelį? Nesėkmės turi savo kategorijas, nesėkmės turi savo kategorijas, tai viena iš nesėkmių, toks man nesėkmė yra tada, kada mano darbe, auditoriniam darbe, kada klientas sako, su Rafanavičiu daugiau nedirbsiu. Jūs mums jo nesiūlykit, nerodykit ir ten taip toliau panašiai. Toksai visiems taip, Deividui ne. Man yra nesėkmė, nes aš iškritau iš tam tikros rinkos dalies, tam tikram laikotarpiu. Tai viena tokia dalis, pavyzdžiui, arba viena gyva istorija, kur sutartas mokymas turi vykti, kartais mūsų biznio taip nutinka, kad atsiranda daugiau norinčių į tą pačią datą, lyg nesunku paskambinti, pakėlus ragelį, paprašyti pakeis datą, klientas sutinka, datą pakeičiam, tada ateina antras kartas ir aš mokymo išvakarėse jaučiu, kad, prastai jaučiuos. Realiai, sloga, kosulys, taip toliau panašiai. Bet viduje žinau, kad tai yra mokymas, kurio data buvo perkelta, tai toks nesmagu antrą kartą prašyti, tada galvoju, gal viskas bus gerai, tada mokymo pirma diena, tikrai savijauta prasta, aš grįžtu namo 38,6 ir tada galvoju, kad būtų kaip ir, turbūt teisinga paskambinti ir nedaryti antros dienos, bet viskas toks šleifas, kad jau kaip ir viena diena liko, toks gal kažkaip tai vaistų. Na ir tam vaistų poveikio aš to antroji dienoje. Ir tada man grįžta po tos mokymo dienos grįžtamas ryšys, kad Deividas buvo lėtas, chaotiškas, nesudėjo taškų. Ir tada su TMD viskas gerai, bet, toks Rafanavičiaus mums neduokit, toksai. Tai, man čionais yra, nesėkmė, toksai ir ta nesėkmė net keliauja iš to, kad neišdrįsau, susistabdyti, neišdrįsau pasakyti, kad geriau bus, jeigu nebus, ir viena tokia dalis. Kita dalis nesėkmių yra lydima mano stipraus tokio galvojimo, kad žmonės yra geri ir turbūt, kad būtų ilgas sąrašas situacijų, kurios dabar, laikui prabėgus mano yra asocijuojamos kaip nesėkmės, kad aš pasitikiu ir duodu, ir atiduodu, ir leidžiu daugiau, negu kad turbūt tuo metu būtų reikėję atiduot. Ir tada, nenutinka tas, ko aš noriu, kad nutiktų, nenutinka, ko tas žmogus nori, kad nenutiktų. Ir kada mes esam kolektyve darbe ir nenutinka su vienu, tas automatiškai nubanguoja visai kitai eiliai žmonių ir tas tampa, visos organizacijos arba komandos bėda. Tu kalbėjai apie organizacijos vidų. Jo, nes aš turiu tas tokias skirtingas rolės auditorijoje ir esu pas save, pas mūsų organizacijos dalis. Tai ir mano nesėkmės jos irgi dalinasi, tas tokias nesėkmės viduje komandos ir nesėkmės išorėje. Kokia didžiausia, jau pradėjom nuo nesėkmių, kokia didžiausia nesėkmė su TMD Partners per ilgą šios organizacijos istoriją? Kas tau įstrigo?
kad dalis žmonių, kurie man norėtųsi, kad būtų mūsų komandos dalimi šiandien, nėra mūsų komandos dalis. Ir aš tą priimu kaip nesėkmę, nerasto būdo, kaip išsaugoti, kaip išlaikyti, kaip būti kartu. Nu, toks, aš suprantu, žinai, kad žmogus jisai yra ten, kur yra geriau, ir man tada yra nesėkmė, kad aš nesugebėjau padaryti, užtikrinti, sukurt, kad čia būtų geriau negu ten, kur kažkur tik kitur. Toksai man natūraliai gaila, kad dalis žmonių, kurie žiauriai džiugintų būdami kartu, šiandieną ne kartu. O tu neprisimi per daug atsakomybės už tai? Nežinau, žinok, toks, aš prisiemu labai daug atsakomybės, tikrai, bet aš žinau, kaip kitaip, tai aš esu atsakingas už dalykus, kurie turi nutikti arba nenutinka, jeigu nenutinka. Toks, aš tikrai jaučiuosi savo viduje stipriai atsakingas už daug dalykų, bet to kaip kitaip. Nu gerai, ir tada kokia kertinė klaida, kaip tau atrodo, kurią tu darai vis ir dėl kurios nutiko tai, apie ką tu kalbi. Kalbant apie organizacijos vidų, pavyzdžiui, kurią galbūt daro ir kiti lyderiai, galbūt patys to nesuvokdami. O ryti, kad tai būtų paprasta, bet viena iš klaidų, aš galvoju šią akimirką savo, kad aš ilgiau laiko negu reikėtų tikiu, kad pasikeis, pasitaisys ir bus geriau. Nu, toks gal kai kuriuose vietose reikėtų sprendimus daryti anksčiau, negu kad aš padarau, vienas. Nelaukti. Dalis sprendimų, man atrodo, kad jeigu bus padarytas sprendimas ten skirtis ar nebūt, ar dar kažkaip, tai bus blogiau negu kad yra dabar. Laikas parodo, kad nebūtų buvę blogiau, tai toks kažkoks toksai turbūt, kad, žinai, toks per ilgai išbūta. Dalyje situacijų aš galvoju, kad man atrodo, kad žmonės yra sąmoningi, protingi, save reflektuojantis ir patys mato, kad nėra to, ko nėra, kai nėra. Ir aš turbūt, kad nepasakau arba pasakau tokiu būdu, kad nebūnu išgirtas arba suprastas, kur aš jau prisiemu savo atsakomybę, kad aš neradau žodžių, pavyzdžio, intonacijos, vietos, laiko, kad man atiduoti tą žinutę, kad taip kaip yra negerai. Ir taip kaip yra negerai ne tai, kad man su to žmogum tame pokalbėje, bet mums visai TMD komandai ir bendruomeniai, nes tada, kada mes esam susiję, mes esam mūsų versle labai stipriai susiję, tai negerumas su žmogum arba su žmonėm automatiškai yra negerumas su visa TMD komanda. Kaip suprantu, esmė, kad tu neatidavėjai nukreipiančio grįžtamojo ryšio, kai reikėjo. Vienas iš tų dalykų, jeigu tai būtų tai, kad žmogui yra reikalingas nukreipiamas grįžtamas ryšys, jo, bet jeigu tai būtų buvęs, dalykas, kad tam žmogui reikia pasakyti kažkokiu būdu, nes tik tas būdas yra girdimas, tai to būdo neradau, Arba jeigu tam žmogui, reikėjo padėti, tai aš nepamačiau, kad reikėjo padėti, o gyvenau galvodamas, kad jeigu reikės pagalbos, tai paprašys. Nes čia matyt, kad yra ta dalis, kur aš savo tai labai aiškiai nėra, gerai, 99%, kad nėra buvę, kad aš neperskambinčiau, jeigu man skambino, arba jeigu man sakytų, kad gal tu gali pasakyti, kaip čia yra, kad aš būčiau neatsakęs, Tai dinasi, kad ta dalis žmonių, kurie link manęs pastangą įdeda, tikrai gauna atgal, bet ar aš laiku vietą ir pamatau, kada man proaktyviai reikia tą pastangą įdėti ir ją sugebuoti, aš turbūt, kad ne. Ok, gerai. Tada koks yra didžiausias tavo laimėjimas, kurį tu reflektuotum, kad, tikrai didžiuojasi? Aš keistas reikalas, bet iki šios akimirkos aš galvoju, kad didžiausi laimėjimai gal dar yra kažkaip ar ateityje, ar ten dar kažkaip, aš tokio šiai akimirkai, kad šaučiau ten fejerverką už tai, kad kažkas tenais yra tokio buvę, tai didelio, kokio nors didelio mastelio, aš neturiu.
Man didžiausias turbūt laimėjimas yra, kada sugrįžta klientai ir tada sako, su TMD mums buvo gerai, norėtume tęsti. Ir tada, kada skamba ta žodžių junginys, kad su TMD norėtume tęsti. Man, žinai, toksai mažytis mano procentas džiaugiasi, kada pas mane sugrįžta klientai asmeniškai ir nori tęsti. Bet čia man mažytis procentas, man daug didesnis procentas, kada naudoja tą žodžių junginį, raidžių junginį TMD, nes tada tas reiškia, kad tai ne apie mane, o tai apie visą tą komandą. Ir kadangi aš turiu, žinai, mintyse ir faktuose tą sąrašą klientų sugrįžtančių ir tęsiančių, man tai šios dienos yra tokia turbūt didžiausia sėkmė, nes, tai yra tikrasis grįžtamas ryšys, kad mes ten po mokymų gaunam anketų suvestinę, kad mes ten, žinai, girdim kokius nors atsiliepimus arba ten aplodismentų salėje fainai, bet ne, iš tikrųjų sugrįžtantis klientas yra tikrasis įrodymas, kad praeitais kartais buvo gerai. Jei dabar tau reikėtų pateikti tokią savo ilgų verslo mokymų kvintescenciją. Žinau, kad klausimas gali būti sudėtingas, bet vis tiek įmanoma. Aš praktikuoju zen ir mano mokytojas zenmeistro Sungsano keliasdešimt metų mokymo buvo paprašyta apibendrinti vieną iš jo mokinių, jis sako, ko gero jis mokė vienos minties. 9 kartus parkritęs 10 atsikelk. Tai dabar jeigu tavęs klausčiau, ar gali pateikti trumpą mokymą, kuris būtų esmė to, ką tu darei daug metų su įvairiausiais lyderiais, įvairiausiamis komandomis, įvairiausiamis organizacijomis? Kas tai būtų? Aš sakyčiau, kad žinok, kas yra tavo veiklos ryties tie, su kuriuo tave lygina. Žinok, ne toksai, nes versle lygina. Gal tą rinktumėmės, o gal su tuo susitikimu, gal su tuo, tai žinok, su kuo tave lygina. Ir turėk, bei galėk, žinai, garsiai vardinti, kuom tu esi geresnis arba kitoks, tada, kada lygina. Ir kuo tu geresnis, jeigu tave lygina su daugybė kitų organizacijų? Taip. Aš manau ir aš girdžiu, kad geriau prisitaikau prie auditorijos ir mano prisitaikymo spektras yra labai platus nuo savininkų, valdybos narių, C lygio vadovų ir specialistų, darbininkų dirbančių sandėlyje, kas reiškia, kad tą pačią žinutę galiu atnešti skirtingą kalbą, skirtingų pavyzdžių ir skirtingų patyrimų dėl to, kad, turbūt tai būtų, ne? Kažkam skaidrė, kažkam žodis, kažkam pratimas, bet reikalingą turinį galiu plačiam diapazone atnešinėti. Ir kitas dalykas, kad aš galiu suprasti, kaip veikia verslas arba organizacija, iš kurios žmonės ateina. Nes jos veikia skirtingai. Mes galėtume taip, žinai, gal sakyti, kad bendraja prasme jos veikia, žinai, vienodai, bet valstybinėme sektoriuje yra vieni niuansai, privačiam yra kiti, mažo organizacija yra ten treti, dideliai yra ketvirti. Ir tada tas reiškia, kad žinutė, kur yra atnešinėjama, jinai skirtingus filtrus to organizacijoje praeina. Ir tuomet vienodai atnešinėt, man atrodo, kad ne kelias. Ir aš turiu tokį smalsumą, man juodai įdomu, kaip jie biznį daro. Kaip veikia jie kaip organizacija, kas reiškia, kad toksai, kai man įdomu, aš apie tai kalbuos, aš smalsauju, aš domiuosi ir tas man labai padeda kontaktą su žmonėm auditorijoje, kai aš taip galiu suprasti, kur kas vyksta ten, žinai, ant stalo, kur kas vyksta po stalu ir apie tai kalbėti. Okay, gerai. Pabandykime giliau pažvelgti į organizacijų transformacijas. Visi stengiasi sukurti tokią laiminčių organizacijos kultūrą, kaip konkurencinį pranašumą. Ir tu nemažai laiko praleidai dirbant su organizacijų vertybėmis, kviesdamas keisti tą kultūrą. Na ir kokia tavo kertinė įžvalga? Kodėl, sakyčiau, tiek nelabai daug organizacijų padaro reikšmingą proveržį? Gal aš klystu, nežinau, gal aš Lietuvoje susidūriau su per mažai organizacijų, bet kokios tavo įžvalgos? Matai, vienas dalykas dėl to, kad tas nėra paprasta, žinai, toks, kai atsiranda žodis visa organizacija, tai
tada atsiranda automatiškai lydintis, žinai, žodžių junginys visos organizacijos atskirų žmonių norai, interesai, siekiai, gebėjimai, galimybės ir taip toliau ir panašiai, o kultūrą norisi turėti vienodą. Ir tada toksai, man kartais atrodo, žinai, kad kada mes šnekamės apie organizacinę kultūrą, mes šnekamės apie kažką, kas turėtų būti one size fits all. Nu ir tas nelengva, ne, ir tas nepaprasta, nes tam tikras sąrašas vertybių atiduodamas, nu, kartais ten, žinai, tūkstančiams žmonių organizacijom. Tai aišku, kad nelengva. Bet tuo pačiu, žinai, aš gyvenu ir galvoju, kad nelengva, tai ne priežastis nedaryti. Ar lengva? Ne. Ar tada geriau yra apie tai nesikalbėti? Ne geriau. Ir tada, kada tam tikrą akimirką mes einam šnekėtis, aš kviečiu, lydžiu kalbėtis, tai man pagrindinė to priežastis yra, kad jeigu pavyksta susitarti vertybės, tas vertybės lydinčias elgsenas, tai tada atsiranda tarp mūsų įvairių skirtingų žmonių labai aiškus galėjimas prognozuoti, kas nutiks arba kaip žmonės elgsis. Va tada ta visa kokia nors gama skirtingumo turi tikimybę būti nuspėjama ar prognozuojama. Kai aš galiu prognozuoti, aš žinau, kad aš galiu ruoštis. Kur užtruks ilgiau, kur trumpiau, kur bus sunkiau, kur bus lengviau. Kas reiškia, kad jeigu tikėt, žinai, kad žmonių vienas iš svarbių poreikių yra saugumas, o darbe nutiks eilė neprognozuojamų situacijų su rinka, su klientais, su tiekimo grandinėm ir taip toliau ir panašiai, tai bent jau mes tarpusavį galėkim prognozuoti, kaip elgsimės nutikus kažkam. Tai vat man vertybės bendra vardiklina, man vertybės leidžia jaustis saugiau, man vertybės leidžia nuspėti arba tikėtis, kaip bus. Taip, nu gerai, kad nepasinertume į kitų organizacijų kultūrų tyrinėjimą, paimkim TMD, tavo organizacija, kurios tu esi, mūsų organizacija, kurios tu esi vadovaujantis partneris. Ar gali pateikti pavyzdį vertybės, kurią tu bevelytum puoselėti, ir kažkokios elgsenos, į kurią tu norėtum susitelkt, kad būtų aiškiau, vat, kaip ta kultūra gali būti kuriama? Nu, lengva imti, žinai, toksai lengva imti, nes tie dalykai yra. Tai toks, tie dalykai yra, tik tai turbūt visą laiką klausimas yra jų pasikelimo, nežinau, parodymo naujo švieso arba kažkaip tai, bet man atrodo, kad viskas, kas yra susiję su pasitikėjimu, yra beprotiškai svarbu, dėl to, kad mes savo veiklos rytim vis tiek esam reputaciniam biznė, mes turim tą prabangą matyti skirtingų organizacijų vidų ir tada tas reiškia, kad kai mes matom skirtingų organizacijų vidų, tada pasidaro labai jautru, ar tai, ką tu pasakei, kad padarysi, tai padarysi. Tai kokia elgsena, Deividai, yra kertinė tam, kad tu kurtum pasitikėjimą? Be abejo, yra jeigu daug. Pasakei, kad padarysi, tai padarysi. Jeigu pasakei, kad pasieksi, tai pasieksi. Jeigu pasakei, kad pasieksi ir nepasieki, gali turėti kodėl. Nemokėjau, nežinojau, nesigavo, nesuveikė, lyjo lietus ir ten taip toliau panašiai. Bet negali lyti lietus 3 kartus iš eilės. Negali nesigauti padaryti skambučių tam tikrą skaičių, tam tikrą savaičių arba mėnesių kiek iš eilės, negali. Tas reiškia, kad tada tas reiškia, kad man su savo pasaulio matymu tai yra neatsakingo žmogaus ir žodis, ir veiksmas. Nes jeigu aš sakau, kad padarysiu, aš tą priimu, žinai, kad padarysiu. Ir mano įsipareigojimas man yra pamatas to pasitikėjimo, kurį aš norėčiau kurti, turėti, puoselėti ir stiprinti. Tai galima sakyti, esmė yra įsipareigoti, nes daug žmonių iš vis neįsipareigoja ir tada, jeigu įsipareigoji, padarai. Taip. Ir tada, žinai, toksai tame padarime, daug yra dalykų, toks, ir tame padarime yra padarimo sėkmę lydintis nuolatinis augimas. Mes tikrai toks, čia visi, kas žiūrit, turbūt esat liudininkai to, kaip pasaulis keičiasi. Tai tas reiškia, kad taip, kaip darei ir sekėsi prieš kažkiek tai laiko, negarantuoja, kad darys ir seksis šiandieną. Tai vadinasi, kitas dalykas, kuris man mūsų kultūra yra svarbus, tai gebėjimas augti ir keistis ir tobulėti, nes tiesiog aš nežinau kaip kitaip. Negali daryti dalykų taip pat, tiek pat, per tiek pat,
kaip darė anksčiau ir kaip reikėtų daryti šiandien. Ir tada, žinai, nu, tai jeigu augi ir keities fainai, jeigu neaugi ir nesikeiti, man šalia to žmogaus nekomfortiška. Jausmai, tokia įdomi tema, kuri vis dažniau istoriškai iškeliama organizacijose. Nu, tu turi to CEO, kaip čia tave pavadinti, vaidmenį ir, nu, iš to, ką mes jau kalbėjom, daug esi pergyvenęs. Kaip tu tvarkaisi su jausmais, kaip tu juos priimi, kaip tu juos reiški, kokių tu turi vertingų pamokų apie jausmus. Čia ta tema, su kuria aš neinu į auditoriją. Čia yra ta tema, žinai, kur aš suprantu, kad mūsų darbe, kai eina kalba. Aš pats girdėjau tave sakant, aš bijau. Jo, tu išreiški jausmus. Jo, bet čia ta dalis, žinai, kur aš mūsų komandai jaučiuosi, kad jeigu tą padėti prie emocinės kompetencijos ir visų kitų dalykų, kurie su to susiję, tai aš nesijaučiu, žinai, kad aš galiu mokyti kitus, nes mano būdas šiandien yra, tai aš užgniaužiu. Didžioji daly situacijų aš darbe tiek, kiek man pavyksta, stengiuosi nedemonstruoti ir nerodyti tų savijautų ir tų jausmų. Tai va čia žinau, kad nėra gerai. Tu sakai, nėra gerai. Nu, knygos rašo, podcastai rodo, žmonės šneka, kad užgniaužti nėra gerai. Aš liudiju, kad užgniaužti nėra gerai dėl to, kad tai yra tik laiko klausimas, kada tas išsilieja ir tada, žinai, savim aš liudiju, kad mano atveju tas išsilieja namų aplinkoje sąmoningų arba nesąmoningų elgesių ir tas yra negerai. Bet man turbūt, kad daugiau yra nutikę neigiamai, atskleidžiant savo jausmus darbe, negu kad teigiamai. Man daugiau kartų yra nutikę, kad jeigu aš pasidalinu, kad man neramu, kad man baisu, kad aš netikiu, kad aš abejoju, tai sugrįžta prastesnė žmonių reakcijos į tai, negu kad aš taip, žinai, kažkoks toks. Tai tu nedrąsintum vadovų reikšti jausmų? Teoriškai drąsinčiau, nes knygos, žinai, apie tai šneka, o praktiškai aš turbūt nuo savęs, jau jeigu tai patraukčiau, žinai, į šalį teorinius dalykus, aš sakyčiau, kad supraskim, ar šalia mūsų yra tie žmonės, kurie atliepia tos jausmus. Ir tada yra didelė sėkmė. Jeigu taip yra, tai yra mano supratimu didelis padarytas darbas ir čionais, jeigu kaip vadovas esi pasirūpinęs, susitikrinęs, kad šalia yra žmonės, kurie atliepia tavo jausmus, tai čia yra labai, labai didelis dalykas. Ir tada matyt, kad nerodyk, jeigu tai yra netokie žmonės, jeigu jie pasinaudos, jeigu jie taps, nežinau, silpnesni, tau tapo silpnesniam arba dar kažkaip. Tai štai toksai, čia man yra dalis, kur jeigu yra labai sunku, ir aš sakau, kad yra labai sunku, tai pasidalindama savo sunkumu, aš tikiuosi susitelkimo, mobilizacijos ir papildomų pastangų. Bet kartais, kai aš sakau, kad yra labai sunku, aš patiriu šalia subyrančius, sugriūnančius, atsitraukiančius žmonės. Ir tada atsitinka ta mano dilema. Tai aš galiu sakyti, kad man dabar labai sunku. Ir tikėtis, kad sugrįž, žinai, palaikymas per papildomą mobilizaciją. Ar jeigu aš pasakysiu, kad yra labai sunku, tai gausiu dar dvigubai sunkumo dėl to, kad ir aplinkui esantys žmonės, žinai, pradės jausti tą sunkumą, nerimą, negalėjimą, baimę ir visus kitus dalykus, žinai. Tai. Bet čia įdomus klausimas yra. Nelsonas Mandela vienos rinkiminės kampanijos metu skrido lėktuvu, kurio vienas variklis matėsi pro langą užgeso. Visi žiauriai išsigando, jis įsitraukė laikraštį ir atrodė ramiai jį skaitė. Kai lėktuvas nusileido, žurnalistas paklausė, ar jūs, ponė, nebijojot? Jis atsakė, aš žiauriai bijojau ir pasislėpiau po laikraščiu, kad niekas nematytų. Apie tą pačią situaciją, bet šiandien Deivido organizacijose mes kviečiame, kažkaip kurti psichologinį saugumą, saugią erdvę.
O tu vis tiek aiškini, kad apsidairyk prieš kurdamas tą erdvę. Kaip išeiti iš šito galvosūkio? Gal ne mano kelias, žinai, toks, gal ne mano kelias, bet tikrai toksai, nes aš, žinai, rizikuodamas matyt, kad viskuo, kas čia, žinai, gali būti pamatyta ar išgirsta, tai jeigu aš kalbu apie save, tai aš noriu sakyti, kad saugumas silpniems, supranti, ir tada kurkime psichologinį saugumą, man reiškia, kad žeminkime mūsų intensyvumą, tempą, atsakingumą, atvirumą, tiesumą ir leiskime šalia mūsų būti silpnesniems žmonėms, nes jeigu aš apie save, tai tada man saugumo ieškojimas, saugumo norėjimas, saugumo siekimas man yra silpnumo požymis. Ir aš labai taip, žinok, toksai kraipau galvą iš šono su ta tokia, jeigu ją vadint, žinai, ar mada, ar tendencija, ar laikmečiu, kad reikia didinti arba stiprinti tą psichologinį saugumą, nes man atrodo, kad tai yra kelias į blogą tikslą. Tai yra kelias į silpnėjimą ir tada toksai aš, pavyzdžiui, savo žinau, kad aš tikiu tuo, žinai, sparnuota ta frazė, kad geri vaikai sukuria silpni žmonės sukuria blogus vaikus ir blogose vaikuose randasi stiprus žmonės. Žodžius klausantys gali tave, Deividai, atstumti. Taip. Tavęs gali nemėgti po šių žodžių. Taip. Tai dėl to aš sakau, rizikuodamas viskuo, kas gali, žinai, būti pagalvota, pamatyta, bet aš galvoju, kad žaidžiant aukščiausioj lygoj, tempas yra didesnis, stumia tave stipriau, per galvą šoka ir deda drąsiau ir tam tikros lygos reikalauja tam tikrų sąlygų, tam tikro gebėjimo. Ir tada toksai, žinai, aš taip pat turbūt klausčiau atgal, jeigu šnekėt apie NBA ir psichologinį saugumą, aikštelėje, žinai, toksai. Aš nežinau, žinai, turbūt, kad psichologinis saugumas yra, kad tas komandos žaidėjas bus išklausytas, suprastas, atlieptas rūbiniai. Bet kai tu esi tiesioginėme eteryje, kai tu esi darbe nuo ten ryto kažkelintos iki vakaro kažkelintos, arba gali, arba negali. Arba stengiasi, kad galėtum ir darai, kad galėtum, arba tada ta lyga yra ne tau. Čia aš aštrus. Jo. Vadinasi, tau reikia būti panašiu į tave komandoje. Intensyvumo, drąsos prasme taip, įgūdžių požiūrių prasme ne. Komandoje reikia būti kitokiu negu aš, su kitokiais gebėjimais, su kitokiu požiūriu, su kitokia filosofija, su kitokiu matymu, bet drąsa, siekiais, ambicija, lengviau būti su panašiai kaip aš, nes aš noriu, žinai, toksai, įdėsiu tą žodį kabutes, aš noriu laimėti čempionų žiedus. Ir aš noriu žmonių, kurie nori laimėti čempionų žiedus. Taip. Aš noriu laimėti čempionų žiedus ir man sunku būti komandoje, kai aš noriu laimėti, o šalia turiu žmogų arba žmonės, kurie ateina pamėtyti krepšį. Nepakeliui man. Jo, ir žinai, vėl, klausant tavęs, kiti gali sakyti ne. Ir atrodo, kad tu puoselėjai tokią drąsą nepatikti. Atrodo, kad tu renkiesi, rizikuoji, daliai žmonių nepatikti. Padėk man suprast, kaip tu tą balansą apskaičiuoji. Čia būsiu nepopuliarus su šita auditorija. Nežinau, kiek turi būti žmonių, kad tu apskaičiuoji, tai gal šitiem bent jau patiksiu. Kaip tu tą darai? Man matai, žinai, toksai, man atrodo, kad nepatikti yra tokia, labai momentinė akimirka. Ir ta momentinė akimirka nepatikti yra mažiau svarbi negu galutinis rezultatas. Ir man, žinai, toksai, man tinka nepatikti, jeigu gale dienos tas leido atrasti, suprasti, padaryti ir pasiekti daugiau. Man tinka nepatikti, jeigu tas nepatikimas
leido, žinai, nugalėti arba laimėti. Kaip tu išgyveni, kai aiškiai matai, kad tu nepatinki? Bet aš sugrįšiu, žinai, į pokalbio pradžią. Nu, aš tada savęs klausiu. Tai kurioje vietoje prasileidau? Kur nepataikiau, kur nemokėjau, kur netradau ir tada, žinai, tas pamokas aš nešuos. Ir tada tik tai irgi, žinai, dar pasakysiu, kad nepatikdamas, aš savo aiškiai žinau, kad tai yra ribotas laiko kiekis, kiek gali nepatikti. Ir turi būti privaloma sąlyga, kad ir nepatinkant, rezultatas turi būti pasiektas. Kai nutinka du dalykai, nepatinki ir rezultato nėra, tada jau kelio pabaiga. Nu, toks tada jau nežinau, kaip atsistatyti. Bet kol nepatinki, bet tas atneša rezultatą, tinka. Tavo darbo aprašas gali skambėti nemaloniai daugelio žmonių ausiai. Kaip tu išlaikai savo motyvaciją? Man, nežinau, man nesunku tą kažkaip tai galvoju, žinai, vat, kai skamba tavo klausimas, kaip išlaikau motyvaciją, tai aš nesijaučiu, žinai, kad aš kažkokias pastangas dedu dėl tos motyvacijos, kad ją reikėtų išlaikyti, bet aš galvoju, kad mano atveju tai yra labai didelis dalykas, kuris irgi yra nutikęs gana jaunam amžiui su manim. Tai aš galvoju, kad aš gana anksti savo gyvenime atradau, kas yra man patinkantis darbas. Ir man iš tikrųjų, man patinka vesti žmonės per mokymosi kelionę. Man patinka matyti, kaip žmonės eina per tą mokymosi kelionę. Man patinka matyti, kaip jie nustemba, kaip jie atranda, kaip jie suklysta, kaip jie pasimokina, kaip jie provokuoja mane, kaip dar kažkas. Ir supranti, ir man tada atrodo, kad kai patinka, nu tai apie kokią motyvaciją šneka, nu tai patinka, žinai, toksai, žmogui patinka grot gitarą, taigi tu neklausi, žinai, Andriaus Mamontovo, tai o kaip tu motyvuoji save grot gitarą arba kurt dainas, nu, žinai, tai patinka, tai, nu, imi ir darai tas, kas patinka. Tai aš neturiu, supranti, receptų, ką daryti su savo motyvacija, nes man nieko nereikia daryti su tą savo motyvaciją, jinai yra. Gerai, leisk tavęs paklausti apie tavo viziją. Taip. Beje, daug organizacijų neturi vizijos arba negali įvardinti. Įdomu, ar tu puoselėjai kažkokią savo, mūsų TMD komandos viziją? Aš puoselėjau, tai čia turbūt, kad labai norėčiau tikėti, kad jeigu kalbintume komandą žmonės, kad jie galėtų tą atsakyti, bet mano vizija labai tokia aiški. Mes, jeigu pasisakę, kad esame pokyčių partneriai, pokyčių ekspertų, žmogui augant, keičiantis, tobulėjant, tai vizijos dar, man vizija dar svarbus yra mastelis. Tai aš aiškiai suprantu, kad šiandien mes neturime mokymų įmonės, kuri būtų pasaulyje žinoma, kad yra mokymų įmonė iš Lietuvos. Ir man tada atrodo, kad jeigu visą mūsų žinojimą ir patirtį, kurią mes nešame kasdienį organizacijas, dar įdėti į regioną, Baltijos šalis, Skandinavija, Europa, pasaulis, taip kaip kitos Lietuvoje gimusios ir užaugusios organizacijos šiandien yra ant pasaulinių žurnalų, viršelių ir konferencijų scenų, tai va čia yra mano noras, siekis, vizija ir svajonė, kad mes būdami gimę, užaugę, išsimokinę Lietuvoje, galėtume dirbti su pasauliniam organizacijom, lygiai taip pat, kaip tą daro garsus pasaulyje konsultaciniai brandai. Tai va čia yra mano ta dalis. Drąsi svajonė. Nežinau. Mano. Žinai, toks, labai noriu, kad būtų mūsų. Labai noriu šalia savęs turėti žmonių, kuriems tiktų, žinai, šitą svajonę, šitą viziją ir gal drąsi, nežinau, bet man tokia. Bet tikrai, pavyzdžiui, iš Lietuvos įsiveržti į tą pasaulinę konsultavimo rinką šalia visų tų garsių vardų yra labai drąsu. Bet tu čia sėdint šito foteliuko ir puoselėjai tą svajonę. Ir panašu, kad ši svajonė nėra nauja, tu ją turi jau kurį laiką. Kaip tu augini svajones, jeigu klausiu apie gėlių auginimą, žinai, kaip tu ką darai su ta, nes kiti sakys, baig, žinai, tiesiog, ką tu, kur čia tau, kaip puoselėti svajonę? Bet supranti, gal kiti teisus, čia toksai,
tu užduodi klausimą, aš pradedu galvot, gal rimtai, žinai, gal ne ant to fotelio sėdžiu. Gal dėl to, kad ant šito fotelio sėdžiu, ta svajonė vis dar yra, žinai, svajonė, bet ne realus pasiekimas. Gal nedarau to, ką turėčiau daryti daugiau, labiau arba dažniau, nes vat, žinai, užduodant klausimą apie svajonę, aš jaučiuosi, kad labai nejudam link tos svajonės, supranti. Ir tada toksai kažkaip tai pasivyja mane tas liūdesys, kad tai svajonė jau yra kažkiek tai metų ir atstumas, žinai, nuo dabartinės situacijos iki svajonės nėra sutrumpėjęs tiek, kiek aš gal norėčiau, kad jis būtų sutrumpėjęs. Kokias didį pastangas, tą svajonę kažkaip toliau puoselėti? Ar gal tiesiog ją downgradinti, kažkaip supaprastinti? Ką daro žmonės tokiais gyvenimo atvejais? Atskleis savo vidų, kaip tu mastai? Man sunku, žinok, man downgradinti sunku. Man tikrai, bet toks nuoširdžiai man sunku. Aš suprantu, žinai, kad toje veiklos srityje, iš kurios aš atinu, yra, žinai, žanras buvimo freelancerių. Ir veiklos prasme tų pačių dalykų darimas, būnant vienu ten tuo veikėju arba amatininku. Ir aš žinau, kad visais paskutiniais 15 metų, kada jau gal daugiau mažiau buvau išmokęs tam tikrus dalykus, galėjau bet kurią akimirką tą daryti, bet man nesidowngradina. Man downgradintis tada aš galvoju geriau, jau jeigu downgradintis, tai aš jau tada geriau eisiu dirbti mokytoju į kokią nors mokyklą ir tada man bus, žinai, prasmės daugiau. Tai man downgradintis yra beprotiškai sunkus, nežinau, kelias arba reikalas, kažkokį turbūt irgi psichoterapeutai galėtų, žinai, išsiaiškinti arba man padėti suprast, kur aš ten kokiu nors dalyku esu nepatenkinęs, kad mano ta ambicija arba noras yra toks ir man nelengva nuo jo atsitraukti. O atsakant į klausimą, ką darau, tai reflektuoju ir stengiuosi keisti tai, kas neleidžia link to judėti tokiu tempu ir tokiais žingsniais, kaip norėtųsi. Tai priimdamas, žinai, kad šiandien aš esu toliau nuo svajonės, negu kad norėčiau būti, tai galvoju, kur yra klaidos ir kaip kitaip tas situacijas atkartot. Ir tada keičiu tą, žinai, dalį. Aš tave stebiu jau gal metai ir aš stebiuosi, iš kur tu tiek energijos. Aišku, būna visokių dienų, bet beveik kasdien vedant mokymus, turint tokią svajonę, kurią ką tik dalinaisi, kaip petardą, nežinau, įstatytą, turint komandą, turint visus tos gyvenimo iššūkius, tai koks čia tas teisingas balansas? Ar gali papasakot, kaip tu išlaikai save produktyvų, kaip išlaikai save, taip, besidžiaugiantį gyvenimu? Žinai, dalis dalykų, kurie skambėjo. Tai kada aš jaučiuosi, kad tai veikla, kuri man patinka, tai jau pati veikla, žinai, man nesunki daryti, nes jinai mane pakrauna. Aš pasikraunu iš to, ką darau vienas. Tada vis tiek, žinai, vienaip arba kitaip pamatytas rezultato jausmas yra 2. Tada grįžtantis tas teigiamas grįžtamasis ryšys iš dalyvių auditorijoje, iš kolegų darbo kabinete, iš organizacijų, kurios sugrįžta 3. Ir uždėkim dar esminį sluoksnį, tai yra šeimos palaikymas ir supratimas. Tai aš galvoju, kad čionais yra milžiniško dydžio viso iš to, žinai, formulė, milžiniško dydžio elementas, kad aš turiu palaikančią šeimą, kuri gavusi mane vakare pavargusi, labiau, žinai, apguosto, pamaitina ir pasirūpina, negu kad dar prikala prie sienos, kad kodėl grįžai vėlai, kodėl ten negrįžai iš viso, kodėl grįžęs nedarai ten to ir to. Aš manau, kad tas yra didelė dalis, žinai, sėkmės, kada turi palaikančią aplinką namuose. Ačiū, kad buvote drauge. Tai Deividas Rafanavičius, mano kolega, konsultantas,
TMD Partners vadovaujantis partneris.